Sveiki, čia ir vėl Vytautas ir šiandieną bus dar vienas pasidaryk pats video ir šį kartą bus tas video apie plastidipą. Taigi, kas nežinote, plastidip yra dažai, jie dažniausiai yra naudojami dažyti mašinas, kaip matome, mašinas, namus galime dažyti, laivus galime dažyti, motociklus galime dažyti. Žodžiu, galime dažyti bele ką norime, kaip ir su normaliais dažais, tiek, kad plastidipas yra dažai, kurie išdžiūvę, juos galime nulupti. Taigi yra šiokį tokį kaip gumos paviršius. Ir ką aš padarysiu, tai matome, turime kompiuterį, kuris tiesiog verkia atnaujink mane. Taigi pabandysiu atnaujinti kompiuterį. Aš turiu čia du plastidipus, turiu raudoną ir baltą, ir ką aš padarysiu, tai pabandysiu, ko gero gausis ne kažką, bet, žodžiu, pabandysiu nudažyti štai šį dangtį, kitą šoninį dangtį, žinoma, išimsiu stiklą, ir priekį raudonai, ir tada patį vidurį pabandysiu nudažyti baltai, taigi ledai, kurie yra viduje kompiuterio, jie, kadangi viskas bus balta, gražiau švies, o pats kompiuteris bus vietoj juodo raudonas. Tiksliau pasakius, dauguma komponentų bus raudoni, nes pačio viršaus aš nedažysiu kol kas. Labai daug darbo būtų visą kompiuterį išardyti ir nudažyti. Taigi, paruoškime komponentus. Komponentai yra šoninės panelės ir priekis. Ko gero daugiausia problemų bus su priekiu, nes čia yra daug visokių elementų, taigi matome, čia yra grotelės su dulkių filtru ir taip pat viršuje turime keletą stikliukų, plasmasinių permatomų paviršių, per kuriuos šviečia švieselės. Taigi aš juos ko gero užpurkščiu ir tiek, ir po to pabandysiu galbūt nulupti plastidipą, o didžiausia problema yra štai šis dulkių filtras. Taigi man reikės visą šį filtrą, tinklelį atsargiai nulupti ir tada, kai bus viskas nudažyta, jį vėl uždėti. Na ir taip pat turime dangtį ir šį dangtį man reikės išardyti, taigi matome, čia yra tie metaliukai šiokie tokie, kuriuos atlenkus išsims stiklas ir tada aš galėsiu nudažyti iš vidaus baltai, o iš išorės raudonai. Ir šis dangtis labai paprasta, tiesiog visas nusidažys baltai ir raudonai. Taigi, laikas pradėti eksperimentą. Taip pat noriu paminėti, kad šie yra dažai, kurie nėra labai naudingi jūsų sveikatai. Taigi visą dažymą reikėtų daryti gerai vėdinamoje patalpoje arba lauke. Taigi aš pabandysiu dažymą daryti lauke. Lauke atsiminkite, kad nėra idealios sąlygos, nes ten yra dulkių ir panašiai, bet kadangi laukas yra vienintelė mano galimybė, kaip viską nudažyti, taigi keliaujame į lauką. Taigi pirmas sluoksnis baigtas, bet kadangi dažiau lauke, matome, kad pilna visokių šūdeliokų ant mano dažų, taigi tai nėra gerai. Ir kad taip neatsitiktų daugiau, aš pabandysiu tiesiog dažyti namuose po atviru langu. Taigi štai taip atrodo pirmas sluoksnis balto ir raudono. Planuoju dažyti bent 3, galbūt ir 4 sluoksnius. Kiekvienas sluoksnis turi džiūti apie pusvalandį ir tada vėl galima purkšti. Taigi nupurškiam, padžiūna pusvalandį, tada vėl galime purkšti ir po to naudoti galime, kai paskutinis sluoksnis bus užpurkštas. Turi viskas nusistovėti dar 4 valandas, taigi dažymo užtenka visai dienai. Na ką, kol kas tiek. Pirmas sluoksnis atlikta. Na ką, darbo vieta numeris 2 paruošta. Bus veiksmas visas kambaryje, taigi tikiuosi nenusinuodyt. Na ką, važiuojam, sluoksnis numeris 2. Shake that thing.
sukratome, instrukcijos rašo pakratyti 30 sekundžių. Na ką, pabandykime pažiūrėti ar purškia. Ir ką, važiuoja. Antram sluoksniui, manau, užteks, nes matosi, kad jeigu dar uždėčiau, tai pradėtų viskas bėgti. Matome čia vienoje vietoje šiek tiek riebiau užsitepė ir iš karto viskas pradeda bėgti. Taigi, ko gero reikės ne 3 sluoksnių, o kokių 5-6 sluoksnių, bet geriau lėčiau ir užtikrintai negu greitai ir nekokybiškai. Taigi paliekame viską dabar pusvalandį padžiūti. Antras sluoksnis raudono štai taip atrodo. Raudonas daug gražiau ir greičiau kažkaip limpa, negu baltas. Nelabai dar moku spreint normaliai, tai ne visur gražiai nusispreina, bet nusipurškė ta prasme. Bet kol kas atrodo labai neblogai. Raudonas limpa liuks, baltas šiaip. Taigi, antras sluoksnis ant abiejų dalių baigtas. Priekį pasiliksiu ant galo. Taigi, taip atrodo pabaigtas dažymo produktas procesas. Čia viskas, ką pavyko nudažyti, taigi pavyko nudažyti priekį. Šitą dalį su langu iš abiejų pusių, taigi baltai ir raudonai, ir šią šoną visą baltai. Kita pusė liko nedažyta, nes paprasčiausia nelabai dažų užtenka, kadangi norėjau, kad visi šie priekis ir tas šonas būtų gražus ir ryškiai raudonas. Ko geriau dėjau kokius 5 sluoksnius gal raudono ant kiekvienos šios dalies ir iš svorio sprendžiant ne kažkas jau ten tų dažų ir beliko. Tiek nudažyta ir ką, belieka viską uždėti atgal ant kompiuterio ir tada trumpai papasakoti kas kaip, nes man regis, kad šis video pavirto į šiokią tokią pamoką savo. Tiesiog man reikėtų pavadinti aš darau nesąmonės tam, kad jums jų nereikėtų daryti. Bet viską papasakosiu už minutėlės. Belieka viską sudėti atgal ant kompo. Taigi, kaip ir prieš tai, lydekai paliepus man panorėjus, kompe susitverk. Taip, taigi štai taip juokingai atrodo sudėtas kompas. Viršui tikrai reikia kažką padaryti, norint, kad viskas atrodytų normaliau, o dabar gaunasi taip, kad vienas šonas raudonas, priekis raudonas, o viršus juodas. Bet gal kada nors ateityje, arba niekada. Taigi, kol kas viskas taip, yra kaip yra. Matome priekis kompo kaip ir pusėje velnio. Raudonas fanas, kitas fanas be spalvų. Ir viduje matome ten toliau šiek tiek baltą. Tikėjausi, kad ta balta šiek tiek geriau atspindės visas spalvas, bet kaip matosi nieko gero, taigi iš vidaus ir nelabai apsimokėjau dažyti to dangčio ir ką, kaip ir viskas. Na, o dabar šiek tiek apie patį dažymo procesą. Taigi, ko gero, mano nuomonė, jeigu perkate plastidipą, su juo geriausia dažyti kokį nors komponentą, tarkime ramą ar panašiai, ką nors nedidelio. Jeigu norite dažyti hektarą ar vieną kitą arą, tarkime dangčius kaip aš, plastidipo reikės gan daug ir pats efektas nėra labai įspūdingas. Taigi siūlyčiau pagalvoti. Čia vienas iš pastebėjimų. Antras pastebėjimas – nedažykite namie. Nežinau kodėl, bet nusprendžiau pabandyti keletą sluoksnių nudažyti namie ir kaip matėte, nežinau ar pastebėjote, bet kai aš žiūrėjau antrą kartą savo video, tai tikrai atrodė kvailai, nes tik paprasčiausia nudažiau dalį sienos
Visa laimė, kad tie dažai nusivalė, bet sieną dažyti niekada nėra gerai, ypač raudona spalva. Taigi dažyti namuose nerekomenduoju. Kitas dalykas, kai dažote namuose kvapas, šie dažai yra tikri dažai ir jie smirda, kvepia, kaip kam, kaip tikri dažai. Taigi geriausia būtų dažyti patalpoje kokioje nors, kur nėra didelio vėjo, nebus nešiojamos dulkės ir kur yra gerai vėdinama. Galime bandyti dažyti lauke, ką aš ir dariau daugumoje, bet lauke yra visokių vabalų, taip pat vėjas ir dažniausiai bus kas nors užnešama ant jūsų dažomo objekto, taigi lauke dažyti taip pat nėra labai idealu. Na ką, mano sistema kol kas atrodys taip, kol kas daugiau dažyti nežadu. Jeigu norite ką nors modifikuoti savo sistemoje, siūlyčiau dažyti komponentus arba kaip nors kitaip paskaičiuoti, kad šių dažų jums užtektų viskam, ką jūs planuojate nudažyti ir nebūtų taip, kad įpusėjus dažymai arba uždėjus keletą sluoksnių jūsų dažai tiesiog pasibaigė ir jūsų kompiuteris ar kitas dalykas, kurį dažyte, bus nei pusiau nudažytas, nei pusiau nenudažytas. Na ką, štai tokios tokelės su plastidipu, užsidipinau iki galo, nemanau, kad greitų laiku dar ką nors dipinsiu. Kas gerai dėl šių dažų, tai yra tai, kad jie nusilupa, taigi bele kada galiu paimti ir jeigu man nepatinka, visą šį raudonumą tiesiog paimti ir nulupti. Bet problema yra ta, kad kam tada dažyti, jeigu tik nudažius viską paimsi ir nulupsi. Na ir ką dar norėjau parodyti apie plastidipą, tai būtent tai, kad jis nusilupa. Ir kaip matome čia, kampas, jis tiesiog buvo atsitiktinai trinktelėtas kažkur ir matome, kad jis pradeda luptis, taigi jisai kaip guma dabar, galėčiau paimti nuo šio krašto ir viską nulupti. Na ką, šiam kartui tiek apie plastidipą. Šitas viršus atrodo juokingai. Tiek, kad jisai nenusiema, tai praktiškai labai sunku būtų neišardžius viso kompo ką nors nudažyti. Na bet ką, vis tiek bus pakištas greitai po stalu šis kompiuteris ir ten savo ramiai gyvens, kokios spalvos jis bebūtų. O šiam video tiek, su jumis buvo Vytautas ir plastidipas ir mano kompiuteris ir susimatysime kitoje pamokoje. Iki.